It's very nice to be again. By the way, today we have, I think, the biggest number of participants, 425 participants. I hope all of them will come here. So it's a very nice big group of our friends. Really, the goal is to spend time together, to spend time with pleasure, to have millions of minutes and seconds to communicate, to talk each to other. So all the best, have a good day, have a good breaks, have a good lunch, have a good dinner, have a good concert, and let's have a fun, guys. Sveiki atvykę į Vytautas Spa. Šiandien turim nuostabų Kauno Grūdų renginį. Jau 5. jubiliejinė šventė. Šita šventė yra viena geriausių, man atrodo, įvykių Kauno Grūdų tiesiog metų visam kalendoriui. Šių metų linksmosios rungtys tikrai nunešė visiems stogą. Žiauriai nepatiko kvadratas, nes tai turbūt yra vaikystės trauma. Labiausiai patiko kvadratas. Labai nustebino šiandien iš tikrųjų lenktynių trasa ir bėgimo trasa. Man viskas absoliučiai patiko, labai didelį įspūdį padarė visa šventė savo dydžiu, savo mastu žmonių skaičiumi. Ir jeigu reiktų rinktis vieną Kauno Grūdų renginį per metus, tai būtų šis. Aš girdėjau gandus ir jeigu neklystu, tai turėtų būti Rokas Jan. Kas bus ten, sušoksim, kaip sakyt, ne atlikėjas, o šokėjai turi padaryti darbą. Anyways, bus manau, kad geras vakarėlis, nes žmonės čia yra susirinkę tikrai tie, su kuriais smagu švęsti. Kaip žinau, kad Rokas Jan turėtų būti, tai pasitusinkim. Aš kopiu į viršūnę dažniausiai kelias paras ir aš ant kalno galiu išbūti šaltyje ir labai ribotų aktyvus batonėlių kiekių 20-24 valandas.